Sveika, mano miela. Šiandien aš sveikinuosi su tavimi iš moteriškos erdvės ir noriu pasidalinti tą energiją, kurią mes kuriame Karalienių klube. Ji yra kosminė. Nesusijungusios kiekviena turi kuo pasidalinti. Ir šiandien yra užklausa man pakalbėti apie moters vidinę ramybę, apie lengvumą, apie savęs priėmimą. Ir kažkaip man vis neišeina iš minčių tai, ką aš pradėjau kalbėti dar prieš aktyvaciją, dar prieš šį įrašą apie tai, kad mes turime dvi ausis ir vieną burną. Ir tai rodo, kad turėtume savo gyvenime daugiau klausytis. Nes kai mes kalbame, yra labai gražus išsireiškimas. Kai aš kalbu, aš pasakau jau, ką aš žinau. Nieko naujo dažniausiai mes nepasakome. Kai aš klausausi, aš visada išgirstu ir sužinau kažką naujo, ko aš nežinojau. Nes mes tada klausomės, ar ne? Ir kalbant apie savęs priėmimą pirmiausia, kaip įvyksta tas moters priėmimas, yra per klausimąsi savęs. Ir tas klausimasis yra nepatogus. Kodėl? Nes mes, kad išgirstume save, turime pašalinti triukšmą. Pirmiausia, reikia pašalinti triukšmą iš savo aplinkos. Darbai, vaikai, vyrai, pareigos, visi tie dalykai. Ir mums yra nepatogu tai pašalinti. Bet nereikia pradėti ir įsivaizduoti, kad aš turiu bėgti iš savo gyvenimo. Nors dauguma moterų, kai prieina skausmo tašką, joms taip ir atrodo. Jeigu aš pabėgsiu iš išorinio triukšmo, kurį sukūriau pati, aš tapsiu laiminga. Ne, tau nereikia drastiškai bėgti. Ir tai, ką tu sukūrei, pavyzdžiui, problemą, kančią, situaciją, kurioje yra tau nepatogu, tai yra tik tais galimybė iš tikrųjų pamatyti, kas yra tiesa. Ir tas patraukimas išorinio triukšmo reiškia tiesiog užsidaryti į kambarį. Tiesiog pasakyti, man reikia 15 minučių, tik tais man, ir visi išgirs, visi supras. Tik mes pačios savo neleidžiame pašalinti išorinio triukšmo. Mes tiek prie jo būname pripratusios, kad atrodo, nesąmonė. O kaip aš čia dabar išeisiu? Ir tada būna logiški pasiteisinimai. Tai man neleidžia, tai manęs nesupras, tai kaip į mane pažiūrės, tai pradės kažką sakyti. Ir visos, kurios pasinaudoja mano šiuo patarimu, jaučia, kad niekas nieko nesako. Ir tie pasiteisinimai ir išvedžiojimai buvo tik mano sukurtos logiškos mintis, kurios tarsi man neleido, sukurti savo erdvės. Tai va tas išorinis triukšmas turi būti pašalintas, kad aš išgirščiau save. Ir tai gali būti kambarys, tai gali būti miškas, tai gali būti tavo kažkokia vieta, kurią tu mėgsti. Tiesiog pašalink visą triukšmą ir nukeliauk tenai. Antras aspektas. Tu turi pašalinti savo vidinį triukšmą. Irgi labai labai svarbu. Ar galim, tuoj papasakosiu, pereisiu kitą dalį. Ką reiškia vidinis triukšmas? Tai visas tos mintis, kurios nesustoja. Ir aš puikiai suprantu, ką reiškia medituoti arba bandyti medituoti ir man visiškai nesigauna. Sugrįžta, tai čia biški pamaudė, čia gal nepatogu, o tai ką jie ten veikia, o įdomu, ką jaučiasi, o ten kažkas į mane žiūri, o kaip dabar atrodo, kažkaip nesigauna man, o apie ką aš čia kalbėjau, o ką rytoj pasakys darbdavys, o ką vakar tai buvo, pala, Roberta kalba, kur aš čia dabar esu. Tai va tas vidinis triukšmas, kuris nuolat tavyje sukasi, jis neleidžia tau savęs išgirsti. Ir kai tu negali savęs girdėti, tu negali savęs priimti. Kaip tu gali priimti kažkokį žmogų, kurio tu nesupranti ir tu negirdi, jeigu tu jo net nematai? Ne? Nes nėra erdvės. Ten įsivaizduokit, ateina koks nors žmogus,
chaosas išorėje, jis čiauška, tu kalbi, belė kiek visko, koks gali įvykti priėmimas, nėra jo. Tai lygiai taip pat ir moters gyvenime. Kitas labai svarbus momentas, nes dabar sakytume, Roberta, ar tikrai man čia dabar reikia kažkur išeiti? Taip, pačioje pradžioje tie du aspektai yra labai svarbus. Išorinį triukšmą pašalinti ir vidinį, raminti mintis, jas paleisti. Ir tam tinka aktyvacijos meditacijos tobulai. Yra ir kitų praktikų, gyvoji meditacija, yra įrašymo įvairiausių praktikų, yra praktikų skirtų kognityviniai terapijai, tai yra kitaip minčių terapija, nes tas vidinis triukšmas ir yra mūsų minčių triukšmas. Ir tų praktikų yra pačių įvairiausių, pavyzdžiui, persigalvojimas, 5P ir panašiai, aš jas pristatau Karalienių klube paskaitoj tikrai yra. Įgusti savo atsisakyti tų minčių, nes mes kartais atrodo, labai teisingai ten analizuojam ir ten galvojam. Ne apie tiesą eina kalba, kai tu gyveni savo galvoje ir suki visą filmą. Kodėl tau yra nenaudinga kaip moteriai sukti tą filmą nuolat vis iš naujo, nes mintis tau sukuria būsenas. Ir dažnai moteris tą triukšmą sukuria tik tais galvodama apie praeitį, vadinasi, iš ten keldama liūdėsi, nes tu vėl ir vėl iš naujo išgyveni tas pačias situacijas savo mintise. Tavo protas nesupranta, ar tą situaciją tu dabar išgyveni iš naujo realybėje, ar jinai sukasi tik tavo mintise. Tavo kūnas reaguoja vienodai. Jeigu tu ją išgyveni savo mintise, jisai reaguoja vienodai, tarsi tu išgyventum realybėje. O mintise mes tai galim hiperbolizuoti. Žinot tai? Mes tai galim tokį burbulą sukurti ir tai yra mums visiškai nenaudinga. Ar galima, pavyzdžiui, sukurti ramybę išorinėme triukšme? Taip, ne kartą esu patyrusi. Tačiau turi atsirasti įgūdis. Ir kai tavo vidiniai namai yra švarūs ir ramus, tai ten gali vykti bele kas. Nu ir tu vis tiek jautiesi džiaugsminga, rami, matai situacijas iš aukštesnės perspektyvos, neįsiveli į jas, jos tavęs nepagrebia ir nepaliečia. Galima, bet tam yra reikalingas įgūdis. Tai vad savęs priėmime labai svarbu sukurti savo erdvę, išgirsti save. Ir kai aš išgirstu save, kas aš esu, apie ką aš esu, pasidaro šiek tiek baisu. Nes visą gyvenimą aš galbūt nežinojau, kad aš nenoriu nuolat suktis virtuvėje. Ir aš išgirstu, kad man visiškai nepatinka gaminti, o 20 metų tik tai sukausi virtuvėje. Ir tada tu ateini ir supranti, kad, o dievai, aš turiu priimti save, kad aš šiek tiek save apgaudinėjau 20 metų. Nes galvojau, kad taip reikia, nes galvojau, kad taip svarbu, nes taip galbūt maitinau vaikus ir panašiai. Ir tas priėmimas, kad man tai net nepatinka. Ir gal man patinka kiti dalykai, kurie man dabar atrodo nepatogus. Tai va tas priėmimas per mažus žingsnelius, per dalykus, per mažą leidimą savo vis daugiau ir vis plačiau, per išgirdimą savęs ir tai, ko tu išgirdai priėmimą. Ir tada ateina vidinė ramybė. Nes kai moteris priima save, jinai yra tiesoje ir širdis nurimsta. Ir vidinė ramybė ateina taip, pašalinus išorinį ir vidinį triukšmą. Apie tai, ką aš jau papasakojau. O kaip tas moters lengvumas ir žaismingumas, mieloji? Kai tu leidi savo būti visokiai. Leidi savo būti piktai, nes užknisai iki negaliu. Bet leidi savo būti ir mielai, nes dabar mano tokia emocija ir jau aš dabar noriu pasibučiuoti. Tu leidi savo būti visokiai. Tai, kas per tave teka, tu tai išreiški. Ir tada tu esi lengva, nes niekas tavyje neužsibūna.
Kada tu tampi sunki? Kai viskas tavyje užsibūna, sunkios praeities patirtis, vaikystės skauduliai, kažkas pasakė, aš pagalvojau, o kai pažiūrėjo ir dar 10 kartų persukau tai, hiperbolizavau ir nusėdo. Ir ar tada tu esi lengva? Ne. Nes tu prisidedi akmenų, prisidedi skaudulių, lengvumo nėra. Lengvumas yra, kai viso su tuo atsisveikini, o dar, nes mes gyvenam kiekvieną dieną, dar prie to, kai tu darai savo gydymą, atsisveikinimą, leidi savo šią akimirką būti tikrai šioje akimirkoje ir ją išgyventi per savęs išreiškimą. Tai, kas tu esi, tai, ką tu patiri, tai, kaip tu jautiesi. Tačiau ne per tą aukos poziciją, bet Roberta, aš jaučiuosi liūdna, jis manęs nesuprato ir panašiai. Ne, čia yra kiti dalykai. Apie ego mes šiandien nekalbėsime, bet aš pasakiau, kaip tau pabūti gyvenime lengvesniai ir būti moteriškai.